Karas Irake ir su misija, reiškia, amerikonų kareiviai dalyvauja tam kare, taikdarišką misiją, jau ten bando kažkaip gesinti riaušės, ten tos viskas labiau. Ir, reiškia, pasiūstas būrys iš draudimo kompanijų, kad apdraustų kareivių gyvybę, kad jie, žodžiu, šeimos neliktų be maitintojo. Ir visiems, neįsekasi, pohui tiem kareiviam žaidžia kortą, pohui tas draudimas. Ir tik vienas, reiškia, toksai Jonas Smithas, sakykime, jisai 100% vykdo visus įsipareigojimus prieš draudimo kompanijas. 100%, 130. Pažiūrėjau, kaip čia, kodėl taip? Taip, sukvietė vieną būrį, tokį vienas Jonas Smithas, reiškia, taip, susirinko visi kareiviai. Reiškia, taip, aiškinu. Revizija tikrina, ką iš čia šnekėt. Reiškia, taip, kareiviai, jūs ateinant į mūšį, jeigu jūs apsidraudės ir jūs žūstat, tai jūsų šeima gauna $300,000. Randat. Bet jeigu jūs einat į mūšį neapsidraudęs, tai jūsų šeima gauna $3,000. Tai vat dabar, mano mėly, ir pagalvokit, ką vyriausybė pirmus pasiūs į mūšį.